Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šį kartą esu, kaip matote, už manęs vandens telkinys ir yra pilis. Ši pilis yra Osakoje, Japonijoje. Tad šį kartą kviečiu į pasivaikščiojimą šiek tiek į šitą video, kuriame apžvelgsiu Japonijos miestą Osake. Tad pirmyn keliaujame ir apžiūrėkime. Na, pirmi vaizdai tikrai neblogi. Už manęs, kaip matot, štai yra vandens telkinys, gana nemažas iš tikrųjų. Ir jis apsupa visą pilį. Tai dabar aš užeisiu į šitą per tiltą į pilies teritoriją. Pažiūrėsime, kas gera. Na štai, einant vidun, vartai yra, kaip matote, praviri. Galima užeiti. Na, į vidų. Labai daug žmonių, minios, lankosi. Na, tikiuosi, kad bent jau nemokamai arba nebrangiai įėjimas kainuos, o gal nekainuos. Žiūrėsim. Na ką, graži gamta. Medeliai. Medžių daug, žalma. Einam link pagrindinio objekto. Ir tai yra pilis. O čia tokie medeliai dar japoniški. Galbūt. Kalbėjau. Čia kažkokie stendai. Galite pabūkit savanoriais, kažkas tokia. Yra mokama užeiti aukščiau. Arba kas, nežinau, nematau kainų. Nerašo. Iki 16, norint užlipti, patekti į pilį. Na, laiko dar pilna. Pagrindinis bokštas, eiti tiesiai, rodoma ženkluose. Tai ir einame tiesiai. Na va. Čia kažkas. Bet ne, negalima užeiti. Kažkokie remontai. Na ką, galbūt vaizdas geras atsiveras. Matysis iš čia. Atrodo, kad čia biški, nežinau kaip čia pasakius, ar čia nudžiūvo ir kodėl taip apaugę gana tankiai. Vandens nebeliko. Išsiurbtas vanduo. Irgi, kaip matot, galima šokt, maudytis žolynuose. Tikrai, turbūt išdžiūvęs visas vanduo. Ką gera, tai yra priežastis. Kodėl? Na, štai priėjau prie
pagrindinių vartų vedančių į Osakos pilį, tai man už nugaros. Bet taip pat noriu apžiūrėti čia kai kas įdomaus horizonte atsirado, verta apžiūrėjimo. Tokie vartai japoniški. Maždaug taip atrodytų. Na. Ir ką jūs pasakysite? Taip, tipiniai japoniški vartai. Čia galima vandens prisipildyti. Nežinau, čia vanduo teko. Šventas vanduo. Jeigu ką, prisipildysiu savo butelį. Kaip tik ištroškęs esu. Vanduo beveik baigęs man. Nežinau, kas čia per imperatorius toksai buvo. Bet taip, įdomu atrodo su savo kyšančiu kardu. Štai taip va. Na taip, maždaug. Tikrai karštoka, bet gerai. Nėra tiesioginės saulės, šiek tiek debesuota. Bet jau nuo rytojaus žada, kad temperatūra nukris žemiau 30 laipsnių. Tai ačiū Dievui. O dabar atėjome štai čia. Štai kaip atrodo šita vieta. Nežinau, ar čia ko gero tokia šventikla. Bet jau, žyti negalima. Bet žiūrėk, kaip įdomiai šitie kokie mieli šunyčiai ir dėvi su tokie aprengti taip mielai. O, štai dėl ko verta vykti į Japoniją. Va, galima, paveiksliuką. Jeigu kas žiūrėjot drakonų kovas, galima išsikviesti dievą drakoną, kad išpildytų jūsų norus visus. Na, ne visus, galima iki 3 norų, nedaugiau. Surinktus rutulius, tai važinėsiu po Japoniją, rinksiu rutulius ir kviesiu dievą drakoną, kad išpildytų mano norus. Aišku, nesakysiu, nes kad niekas nenukopijuotų. Štai va taip. Lipame žemyn. Aha. Toliau. Čia. O kas čia? Aš nesuprantu. Jūs man pasakykit. Kažkas balto. Tenai matos. Kažkokia šventikla su stogu. Norėjau eiti pagrindinę pilį, bet dabar noriu eiti čia. Matot, kaip keičiasi planai. Galbūt vaizdas atsivertų nuo čia. Nors, kad jų laiptai yra. Abejoju, bet pamatykime. Paeisim, pažiūrėsim ir pamatysim. Štai šitaip. Per kemsynus. Lipu. Per stačius laiptus. A taip. Na, nors bent koks vaizdas. O štai,
Grožėkitės, jei ką nors matot. Turėtų matytis. Va, priartinau. Štai šitokie vaizdai. Gerai. Pailsėsiu ir tęsim kelionę. Na štai, ir einame link įėjimo į bokštą. Minios žmonių. Gerai, atidaryta, karšta, saulė pradėjo spigint. Akinių prireikė. Zel vandens. Gerai. Tiesiog nusiplaut rankas. Aha. Sienas. Tvirtovė. Kad niekas negalėtų užeit. Saugodavos nuo priešų. Matosi kažkoks muziejus priekyje. Toj prieisime ir pamatysim. Miraiza. Štai. Atsigrąžėkit. Atrodo. Ai, ten tokio stogelio virš įėjimo kavinukė. Aišku, nemokamai užeit tikriausiai nebus galima. Įėjimas. Ir pati pilis jau, kaip sakant, nebe už kalnų. Štai va ir priėjau, galima sakyt. Tikrai gražu. Gražiai atrodanti. Aha, ant viršaus matosi, kad žmonės gali užlipti. Bet aš nežinau, ar tai yra mokama paslauga, ar kaip manot. Tai ateisiu į šešėlį. Toliau nuo žmonių ir arčiau vaizdo pačios pilies. Toks kiemelis. Pati pilis. Kažkodėl neleidžia man priartinti. Aš tai leidžia. Reikia tik stipriau paspausti. Štai vaizdas. Toksai. Vėl nutolinam. Ir nežinau. Reikia galbūt bandyti užlipti. Bent truputį. Gal kažkiek nemokamai. O, yra lietuvių, už manęs girdėjau. Kažkas šneka lietuviškai. Geras. Kaip Azijoje to nesitikė. Nebūna. Taip, gerai. Bandom užlipti. Na štai pati pilis iš kito kampo. Ir štai čia atsiveria vaizdas į tokį kanalą aplinkui. Baisu net pažiūrėti. Nes taip. Toksai vaizdelis būtų. Žinoma, daugybė žmonių. Bet gamta šalia. Osakos pilis. Tikrai manote, kad verta čia atvykti vis dėlto? Arba štai žiūrėkite. Ant paties krašto skardus koks. Tikrai.
Tikrai taip. Galima atsisėdus neatsargiai ir nusivartyti. Na štai toksai vaizdelis vakarėjant. Pilies ir vandens telkinys aplinkui. Na štai toks ir pasivaikščiojimas šalia Osakos pilį. Nežinau, kaip čia pasakyti, bet įėjimas yra mokamas 600, kas tikrai nėra labai pigu, nėra pigiausias variantas ir tiesiog nejau, nes ten daug žmonių, reikia laukti ilgoje eilėje ir užlipus grūstis tarp žmonių, taipogi tenai užlipus ir prasigrūdus vaizdas bus už, kaip sakyt, vos ne už groto, už tokios tvoros, tad tikrai nemanau, kad labai verta ir nesijaučiu kažką praradęs, tiesą pasakius, va taip yra vaikštau ir einu ir vakare dar sutiksime ir parodysiu naktinį gyvenimą. Na ką, sveiki, esame Osakoje, tokia gatvelė, lyja lietus, geras fotkinas, čia graži vietas tokia padaryti, čia pasakius, meniškai atrodo. Ant pastatų restoranai, ko gero, nežinau, toksai vakarinis, naktinis gyvenimas, pilna žmonių, štai šitaip, įvairiausi, tai nėra kur akių dėti, norisi visur viską apžiūrėti, va taip. Panašu, kad lietus tik stiprėja, o ne. Štai taip viskas atrodo. Šalia bokštas yra, galbūt matėte, man už nugaros bus. Prieikim, pažiūrėkim. Minios žmonių, kaip nors praeiti, yra sunkuoka, vis daugiau žmonių rankas, štai už manęs bokštas, Osakos, taip, bet lietus nebaida, nei manęs, nei kitų žmonių, taip. Gerai, lietutis atgaivina šiek tiek. Va, einam kažkaip po stogu. Nes jau tikrai stiprėja. O, žiūrėkit, koks dengtas. Gražu. Tikrai galim pasivaikščioti. Pagaliau. Na, nebesvarbu. Galbūt neištirpsiu. Ne iš cukraus. Necukrinis. Lipam. Štai taip. O, nuo čia. Aš nespėnu, ko žmonės eina ten. Nuo čia tai vaizdas geriausias. Ir svarbiausia, pastogu. Štai. Bandom priartinti bokštas ir
gatvėje. Nežinau, kokia ten vėliava plevėsuoja. Tiesiog tai va, maksimalus artinimas. Štai šitaip atrodytų. Atgaivinanti diena su lietumi. Tiesiog vaikštai po lietumi ir džiaugiesi gyvenimu. Kitaip nepasakysi, tikrai. Gerai. Na ir štai, šis pastatas laikomas Osakos miesto kaip ir architektūrinis šedevras. Jeigu pažvelgsite aukštyn, štai yra toksai apskritimas, išpjova stoge, taip pat 2 tiltai tokie, nežinau, galima sakyti eskalatoriai, kaip žmonės patenka į viršų. Kompleksinis sprendimas toksai. Būtent šito pastato. Ir čia toksai vienas iš pagrindinių pastatų, kurį verta apžiūrėti Osakoje, Umedos rajone, šiaurinėje miesto dalyje. Na ir aplinkui štai tokie fontanai, bent jau čia vanduo bėgo. Tai va taip. Ačiū visiems žiūrėjusiems šį video. Nepamirškite paspausti laiką ir užsiprenumeruoti kanalą, kad matytumėte daugiau mano video. Na ką, aš keliausiu toliau, keliauju miegoti ir sutiksime kitose video. Iki.